Atvykom į mišką. Dabar masim šūtą 3 valandų su netinkama įranga ir blogom oro sąlygom. Ir šiaip nėra blogo oro. Yra tik durni žmonės. Oras vykant. Jo, šiaip. Porą laipsnių šalčiau negu mieste. Bet gerai. Koks -2 dabar. Kažkas tokio. Spėjai. Į tą pusę gal daugiau net biškį minuso. 3, gal 4 čia. Fungi. Fungi. Little bit rotten fungi. For animals. Tikrai labai gražiai. Ant gero oro pataikėm. Nukrito pirmas rimtesnis sniegas. Padengė viską baltai. Cute. Vintažas. I'm ready for sleep, tipo. Nu tuoj pačekinsiu. Eik tu. Girdi, čia bus kimaras. Pažiūrėk. Namai pastatyti. Galima eit bimbinėt. Taip, va. Įsirengiam. Nu, dar nepilnai šiaip įsirengiam, bet yra tentas, yra hamakas. Tai pagrindė mes jau pasiruošę. Taip. Biški sninga. Būstinės įrengtos. Dar biški čia reikės apsitvarkyti, nes va dabar ant kuprinės sninga. Bet šiaip gražu ir po kol kas ganėtinai dar šilta. Tai gal ir išsimiegosim. Nu ką, su tentu uždarėm hamaką, kad drėgmės visokios sniego neprivarytų per daug. Pasiėmėm maistą gamint, viską ką reikia, eisim prie ežeriuko. Balta visur, akina netgi.
Buvo bandyta biškį žvejot, bet nieko nesugavom, tai makaronai ir dešrelės ir avienos konservas. Jo, va šitaip. Mūsų pusryčiai ir pietus. Skanaus. Siūlau ir tau valgyti, nes repit šalą. Davai. Amazing. Girl dinner. Nu, 2 kilovatai parašyta ant šono. Turėtų būti. Partizanai, ble. Partizaninį karą kariausi su savo valdžia, ne. Ne, nėra kam. Nu, blėt, mane dabar. Lapkričio 23. Galima sakyt, pagaliau iškrito pirmas rimtesnis sniego sluoksnis. Visur balta. Gražu ir šalta. Parodyk, ant ko čia prisėdai. Sėdynę susirado. Pas mane tai jogos kilimėlis sustekintas. Ir gali sėdėti kur nori. Vienas įplaukus šito momentu. Paja patį. Gera, ne? Labai. Ne visi tą pačią pusę. Migruoja. Kas į dešinę, kas į kairę. Visai dičkis. Visai nemažas. Nu jo, aš 1,8 m. Tikrai neblogas. Daug čia išvartyta, išpjauta. Bet vis tiek neblogas miškas. Kūrena vaikinai. Saulė leidžias. Už pusvalandžio bus tamsu. Tada renkam šakas ir pagalius, nes kai sutems jų nebesinorės ieškoti jų.
O, prašom, jūsų sumuštinis, nahui. Opa. Jėgelė. Gerai, ne? Life is good again. Duona 3 dešros gabaliukai. Rimtai. Gaminame svarainių arbatą. Ant žarijų. Jau visiškai tamsu. Nieko niekur nesimato. Biškis pūki. Bet dabar tai gal 6. Kanelė ant pagaliuko. Nakties desertas. Tobula. 8 bulves pakasėm žarijose. Neblogai. Kaip bulvė? Amazing. Man dopaminas. Visi va druskyti ant bulvių. Pasuojas. Dėkui, dėkui. Alus? Jūs norim galvoju. Biškai. Nedaug yra, bet kažkas turi gerai. Geriau malkai, nes. Tas rasas Jo, dabar 11 visi eina miegot. Aš ir Ernis į hamakus, jie važiuoja lauk iš čia. Nu, jie čia netoli gyvena sodose. Tai žiūrėsim po valandos, ar atsikelsim nuo šalčio, ar viskas gerai. Turėtų būti daugmaž gerai. Morning. Jau 8 ryto. Išsimiegojom gerai. Nekart dėl šalčio neatsikėlėm. Ką, lūžiuko nebėra. Kaip valgyt noriu. Kaip noriu valgyt. Man tai normaliai. Komentarą ant šokio posto That's Gay. 118 žmonių, kur visą laiką. Ne, tai turėjau varei dirbti aukštalipių, bet va susijodinau save. Tai dabar biškai strigęs virnių, kol susitvarkysiu. Nu, bet už poros mėnesių žaidėjau. Iš vakarykščių žarijų. Dar pavyko laužą sukurti. Visai vakar smarkiai kūrenom, pasliko žarijų. Raudonas iki šįryt buvo, kvietkas jau. Kągi, arbatėlės pasigaminsim. Taip atrodo rytinė arbatėlė. Kelintą valandą. Ką, išgėrėm arbatos, avienos pavalgėm. Tokį bomb style. Dabar iš paskutinio vandens ir paskutinio bomšrokio savo daraus sneką. Biškį apsisvilinau. Bet nieko.
Jau balta. Bet gerai. Gražus tas sniegas. Čia gyvybingas miškas. Ir naktį, jeigu neklystu, kažkas buvo atėję į kempą iš gyvūnijos. Nemažai sakų. Būtų galima tikriausiai pasigaminti kažką. Šitiek sakų blokais. Jo. Ką 12 dienos einam dėtis daiktų. Ką, iš esmės susidėjom daiktus. Važiuosim po biškį atgal į Vilnių. Buvo kažkas labai mielo tie, nes pagal dydį tai vis net nesitikė. Tu kad nepajutai, aš šitą sniego gniūžtę mečiau. Ką? Ir vėl pro šitą krūmyną, bet šį kartą jau namo. Čia nebegrįšiu. Kad ir gan simpatiška vietelė buvo. Gerai. Kas žiūrėjo, gal bent kažkas patiko. Čia bus smagesnių kelionių. Šito buvo kaip pasitestavimas miego įrangai labiau. Pažiūrėt, ar sušalsim. Ne šiaip kempinimo sąlygos, tai tikrai gavas labai lengvas. Privažiavo draugų. Neįsivaizduoju, kokiu čia būdu. Nu taip vat. Vienas dalykas prie kito nuvedė. Bet galų gale vis tiek kempas, vis tiek gan smagu. Ir gyvūnijos pamatėm, ir ramybėj pabuvom. Gera. Dabar atgal į miestą. Peace.